Sveiki, mėlėjai, spalio 7 diena ir aš esu Enduro ralyje. Keletas pasikeitimų svarbių, jeigu žiūrėjote mūsų treniruotę su tėčiu. Dėja, labai norėjau, bet mano tėtis susitraumavo ir dalyvauti ralyje negalės. Tad po įvairių rokiruočių, kur iš pradžių galvojau, kad su vienu draugu važiuosim soft enduro klasiai, tada dėl jo techninių nesklandumų ir mano įsigyto gasgaso nusprendžiau ieškoti kažko, su kuriuo galėčiau važiuoti hard hobby klasiai. Suradau kolegą Julių, kuriuo mes šiandien ir lėksim. Tai einam klijuoti ant motociklo numerių ir važiuosim. Julius. Ruošiamės, nuotaikos geros. Numeriai va paruošti, laimingi, 117. Viskas klijuojam ir pučiam. Pučiam. Ir mes pučiam, ir vėjas pučia. Gasgasas su visom apsaugom. O Juliaus, va, beta. Taip, kažkaip bandom. Ką, šalmas apklijuotas, motociklas irgi, beliks nepavesti numerio ir pasiekti finišą. Toks yra tikslas minimum. Tikslas maksimum irgi. Va, mano didžiausi konkurentai, Emilis. Draskysiu Karolį. Kaip nusiteikia? Puikiai. Apšilimą dar nedarėm. Padarysim apšilimą. Tai tą ratelį 5 kilų, sakai, pralėksi. Po to įvarysim į stalą vietą. No. Startas. Pasiruošęs lenktynėm. Čia elektros mėgėjų klubas. Elektros mėgėjų klubas, grinai. Labą. Važiuosim elektros šiandien. Nu ką, stumia motus į parką, apsirengę, pasiruošę ir kažkada startuosim, tiksliau. Ne savo pageidavimu, aišku, bet galim pataupyti. Baltasis lokys padėkos. Nu ką, pirma dalis darbo padaryta. Ką darom track walką su Julium, ne tai, kad padės, bent jau man. Rodo gerai, nekalta trasa po kol kas. Taip, labai. Tik molinga labai. Tai jaučiu, kad bus ką veikti. Nu, bet To čia susirinko. taip, nepalsiaut susirinko. Konkurentai, sėkmės, gerai pavarykit, nepersistenkit, atsargiai. Ką? Kažkaip saugiai? Jo, pradžiai nepersistenkit. Jo. Jaudulys žiaurinis. Tikrai adrenalinas pompuojas. Labai baisu, motas naujas, varžybose nevažiavęs. Žodžiu, yra kas veikti. Svarbiausia nepersistengti. Tikiuosi, Julius labai nesupyks, kad važiuosiu lėtai, nes tikrai važiuosiu lėtai. Bet svarbiausia saugiai, manau. Tikslas yra toks. Nu ką, iki mūsų starto liko 2 komandos, tai yra priekyje stovi Emilis su Justu. Bandysim važiuoti. Ai, sėkmės, atsargiai. Mūsų startas 38:30. Nuskanuos mano apyrankę ir važiuosim.
Yra reikalų. Laikas tikrai bus labai blogas, nes visiškai negaliu atsipalaiduoti, važiuoju labai stembęs, labai baisu, pats save prisigąsdinau, aišku, bet tuo pačiu ir labai slidu. Wow. Sorry, kad taip lėtai. Ne. Sekundžių. 20 sekundžių. Antras ruožas įveiktas. Sunku, baisu, žinai. Ką, varom? Nu ką, baigiam greičio ruožus, važiuojam į pravažiavimą. Čia greitis nesvarbu. Nu ką, įvažiavim pravažiavimą, kol kas atrodo labai smagus keliukai. Bandau prisiminti, kad mocą laikyti su kojom, ne su rankom, nes po trasų tai rankos tikrai užsipompavo, ten per daug laikiau su rankom. Bet ir labai baisu buvo, tai žinai, labai faini kol kas keliukai. Važiuojam labai siaurų keliukų, kuris apšakoja stipriai, tai šakos labai, jas sunku pastebėti. Čia įdomus single trackas.
man patinka. Kol kas man šitie keliukai labai patinka. Nu ką, pirmi iššūkiai, sulūžus navigacija. Nesilaiko, ne? Gal antrą? Nulūžo navigacijos laikiklis, pala, gal tau kažkaip prilaikyti jį. Ar iš čia laikosi? O. Ką, bandom važiuoti toliau? Wow, šakytės, wow! Daužo per veidą gerai. Wow! Wow! Geras dribakas. Bet nieko, viskas sveika. Biški kaliau tribaką. Nieko? Ne, nuslydo priekis. Čia mum į dešinę? Nu va, pirmas dribakas varžybose labai netikėtas buvo. Priekis švelniai nuslydo. Dabar kai pagalvoju, kai važiuodamas, kad gal ir gerai, kad tėtis nevažiavo, nes jam jau toj trasoj iš pat pradžių be apšilimo pravažiuot būtų buvę labai sunku. Tikrai. Jeigu išeina pravažiuot be gazo, tai labai gerai, nes mažiau rizikos, kad nuslys. Komanda važiuoja, elektriniai mocai. Nu, kaip matot, kol kas pravažiavimai superiniai.
vienas kitas rastukas. Dar atsistojęs visiškai nemoku kelt vienetą. Bet, kaip sakoma, po truputėlį ir išmoksiu viską. Bet keliukai tai wow! Va čia yra mano mėgstamiausias važiavimas. Aišku, reiks mokintis ir trasoj važiuoti, nes esu tiesiog apgailėtinas. Bet tai yra kažkas, ką labiausiai mėgsiu. Tos šakos kokios baisios. Čia geri. Wow, pažiūrėk. Bet labai smagu. Blemba, kiek šakų. Šakės. O, toks medis. Manau, kad čia geriausias būdas išbandyti naują motociklą. Ar gaila? Nope, ne kiek. Nes tam jisai ir yra skirtas. Labiau gaila man GoPro lečio, nes jisai tai tikrai gauna. Blogiausia yra tai, kad man pradeda rasoti stiklai ir jau toks nelabai malonus matymas dar. Wow! Va, per tą nematymą taip gavau su šaka į veidą. Va, gal čia biški prasipūs. O, gerai, labai gerai prapūsti. Blemba, kaip šitas motociklas eina. Kiek galios. Wow, fantastika. Labai smagu, atraukiu lapus. Gerai, dabar kol kas susikaupsiu važiuoti, nieko nekomentuosiu, nors ir taip daug nekomentuoju, bet pabandysiu paleisti tada, kai bus kokių sudėtingesnių kliučių. Paleidau, kai tik įvažiavom į šitą kirtimą, nes turiu įtarimą, kad čia bus reikalų. Bus kalnai ir su šitom šakom, kas padarys kilimus slidžius. Gerai, kad čia neatrodo labai šlapia, tai gal bent lietus nebus pabloginęs dar situacijos. Nu ne, kažkaip išvengiam, galvau, kad bus blogiau. Bet aišku, kartais viskas slepiasi paprastose vietose. Oba!
Belė kaip smagu, wow. Geras trekas, žiauriai. Va, čia ką aš labiausiai mėgstu. Sunkios kliūtis, labai gerai. Nu ką, dalį grožio matėt. Aišku, nežinau, ar kameroj tikrai matėsi, kad labai status tokie kalniukai buvo, bet lyg tai prieš pat didžiausią kalną bateriją įsikrovė, tai net nežinau, ar nežinau, ar matėt, kaip jį užlipom, bet nebuvo labai sunku. Tai žodžiu, važiuojam toliau. Esam nuvažiavę apie 26 km iš PM5. Kol kas neatrodo labai, kad stringam, bet niekada negali žinot, kas laukia toliau. Nemanau, kad bus tikrai be jokių siurprizų trasa. Kažkas tikrai dar lauks sudėtingo. Bet va, tokie single trackai, kaip man patinka, šakės. Dėl tokių keliukų pirkau šitą mocą. Aišku, čia šio net nei pusės neišnaudoju galimybių. Power bandas. Sick. Bet labai smagiai važiuoja. Labai smagu, kad aš turiu galimybę važiuoti ir ant to power bando ir galiu važiuoti mažose apsukose. Ir jeigu važiuojant mažose apsukose pritrūksta biškį, tai galiu tiesiog per sankabą pragazuoti.
Žodžiu, vėl rasoja akiniukai, tik lėčiau pavažiuoju, pradeda rasoti ir labai nejauku toksai. Važiuoji ir nesupranti iš tikrųjų to vaizdo. Kas čia tavo ateina, atrodo lyg kažkas ant akių sėdėtų. Wow, taip užraso akinukai. Absoliučiai nieko nematau. Wow. Absoliučiai nieko nematau. Kas sugedo? Eina savo. Ne tau vienam? Man irgi. Ja. Ką, lekiam? Kol neužrasoja. Iškart geriau važiuot, kai matau dalykus. Wow, žiūrėk, smagu. Pradedu mėgautis mocu, vis labiau suprast, ką su juo daryti. Aišku, nespjaunu, nesakau toli gražu man iki jo suvaldymo. Bet tikrai vis geriau. Su sankaba daug daugiau dirbu. Oho! Wow, kokie čia šakinai. Eina, šiek. Batai kliūna, rankos kliūna, vairas kliūna. Ir šitas pradėjo rasot. Wow. Viskas gerai? Jo, viskas gerai. Kojelė tavo bėgių. Dabar nežinau, kelintas bėgis, gal antras. Dar padirbinsiu kažkiek. Ir neturi atsarginės, ne? Dar reikia pasižiūrėti iš vis ar ne, ar bėgis. Bėgis. Nu, va, džiaugiamės, kad oras puikus, lietaus nėra. Ir va, prašau, pradėjo pilka iš kibro. Tik tai pradėjo lyti ir jau jaučiuos visas šlapas. Šaka iš visų šono kažkur dūrė. Žodžiu, jeigu nežinau ar gerai matėsi, bet Julius pagavo šaknį, nuslydo priekis ir krito ir bekrisdamas nulaužė kojelę. Tai dabar važiuoja antru arba trečiu bėgiu. Ramba šaunuolis Julius,
Nesvarbu, kad bėgis vienas, važiuoja viską puikiai. Tai va, žodžiu, važiuojam, sulūžus bėgių kojelę, tai Julius gali važiuoti tik vienu bėgiu. Ir reiškia, kad pažiūrėsim, kaip mums čia seksis ir arba baigsim kažkur anksčiau, arba važiuosim pilną treką, bet turbūt greituminiuose ruožuose tai jis negalės važiuoti, nebent ras iš kažko pasiskolint kojelę. Tai reikia tikėtis, kad gal kažkas turės, nes betų tai matėm ne vieną. Blemo, bet maršrutas tikrai žiauriai fainas. Labai geri keliai. Jo, žiauriai gerai, kad padangos visiškai naujos, nes labai slidu. Jeigu būčiau važiavęs su savo DRZ ir senom padangom, tai būtų buvę miščius. Nu ką, nebloga čia reikalų ministerija. Labiausiai dėl to, kad labai baisu šakos. Reikia pasižymėti savo, kad kitą kartą važiuodamas į tokį dalyką turiu pasimti kažkokį skuduriuką, kurį galėčiau naudoti akiniam nusivalyti. Nes dabar tas stikliukas purvinas, per jį nieko nematau, akiniai užrasoja irgi purvini. Gerai pagavo. Vėl įvažiavom į kažkokį single tracką. Šiaip labai patinka. Galiu pasakyti, kad labai geras dalykas toksai ralis mokintis važiuoti, vien dėl to, kad dažnai tu pats savaime į tokias vietas neįvažiuotum, tokiose situacijose nepapultum. Esminis dalykas tik tai pasirinkti savo tempą, savo tinkamą tempą, nepervertinti savo galimybių ir važiuoti taip, kaip jums būtų komfortiškai, bet tuo pačiu šiek tiek save paspaust, kad galėtumėt kažką išmokti. Man patinka, aš čia važiuoju ir vis labiau pajaučiu apie motociklo valdymą, ką jisai kada kaip daro, kaip elgtis su akceleratorium, kaip svorį nukelt. Žodžiu, tokie dalykai stoja į vietas, tai tikrai, manau, geras būdas ir atminkit, kad jeigu jūs važiuojate ralį, varžybose nereiškia, kad jūs turite siekti kažkokio rezultato. Jūs galite tiesiog finišuoti. Net nebūtinai. Užsibrėžkite tikslą pravažiuoti bent pusę ralio. Nenukriūt nei karto arba, nežinau, susigalvokit ką nors. Ką važiuojam, pagal pojūtį nemanau, kad daug liko. Max 10 km. Visai greitai čia važiuojam. Tikėjausi, kad bus lėčiau. Pasibaidė arklys, pasibaidė.
Ką panašu, grįžom? Po 2 Jo. Ką pasiskolinom iš gerų žmonių kojelę, sumontavom ir va galėsim užfiksuoti paskutinį laiką greičių rožę. O va. O kieno čia ta kojelė, kam tą parašyt? Virgelė, jeigu žiūri šitą video, ačiū tau už kojelę. Kolingas, jo, nieko dabar. Reiks susirast tave. Jo. Pirmą vietą. Nuo galo. Kaip sekės? Slidu? Nu jo. Pasiruošę važiuoti? Pasiruošęs? Blemba, porą vietų susiteilinau. Ką varam sekantį? Tai aš vis tiek mano lėtesnis bus laikas. Gerai? Geriau. Nu ką, ralį įveikėm šiaip ne taip, su nuotykiais, bet buvo žiauriai smagu. Ane, Juliau, patenkintas? Suvažiavom ralį, įspūdžiai fantastiški, tikrai nebuvo labai sunku. Buvo vienintelis sunkus dalykas, tai ryte važiuoti į tą greičio ruožą ir bandyti ten kažkaip greitai pravažiuoti. Kai su motociklu esu važiavęs tik valandą, visiškai neapšilęs, tai tikrai buvo sudėtinga dalis. O pervažimas buvo smagus ir tikrai ne per sunkus, bent jau su hardu. Tai jeigu svarstate ar dalyvauti, būtinai sudalyvaukit. Nu, o mes keliaujam pavalgyti ir tada lėksim namo. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, palaikinkit, pasubscribinkit. Ir jeigu norite dar video, tai rasite čia šone. Iki greito.